Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų. Taigi pradėkim štai nuo šito buksmedžio, išaugusio garsiame medelyne Suvalkų pakraštyje. Gražus, bet 40 zlotų, net 9 eurai. O dabar, kol aš tų buksmedžių prisikrausiu pilną karutį, pažvelkite į tokį patį buksmedį garsiame Lietuvos medelyne, kuriame savo klientus apiperka daugelis apželdintojų. Taip, jums nepasirodė 53 eurai. Patrinam akis, tikrai 6 kartus brangesni. Ile lat temu? To jest roczny przyrost. No to rocznie on rośnie 5 cm, to on ma gdzieś 4-6 lat. 4-6 lat. Čia klausiu, kiek jam žinoma buksmedžiui metų ir man paaiškina, kad apie 5. Į mano sodą atkeliavo net 5 lenkiškos buksmedžių galvos, nes viena iš apželdinimo taisyklių byloja, jog harmoninga yra ta aplinka, kurioje vis atsikartoja kokia nors forma ar augalų grupė. Maniškiame tarp gėlynų ir vyšnių garbanų primėtysių kamolių, buksmedžių, rutulinių tujų pažemiais, o skiepytų maumedžių gal net rožę ant kamieno, jei įsidrąsinsiu antrame aukšte. Taigi į Lenkiją. Medelyną pasirinkau, kad būtų didelis, bet netoli nuo Lietuvos sienos. Taikiau į tą pačią klimato zoną. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale może pani po litewsku mówić, tak rozumiemy. Mes norim filmować į konsultacijai. Iškart atsiprašau visų suprantančių lenkiškai už mano kalbą. Kita vertus, mano šlebizavojimas tegul jūs padrąsina, kai žmonės valdo tą patį aistrą, tai jie susikalba. Tiesa, visai neblogai dar turėti augalų žinyną, kad kartais neparsivežtumėte to, ko visai neketinote. Pradėkim nuo pušų. Jos Kęstučio iš Medeinės parko dėka tapo mano sodo svarbiu akcentu, todėl joms reikia kompanijos kitose sklypo kampuose. Oi, čia reikia plėšikauti. Aš tokius špingalėtus pirkau, o čia dideli augalai ir jau už kainą, kuri yra už mažiuką. Lauktum, čia 5 metus iš principo sutaupau. Sodininkas supras. Užbėgdama įvykiams už akių, einu paskui šeimininką, kurio ir vardo per tą euforiją pamiršau paklausti, prie vieno tokio prašmatnaus augalo, brangiausio, kurį man tądien pasiūlė. Nigdzie indziej pani takiej nie znajdzie. Piękna. Jedyny w swoim rodzaju egzemplarz. Ile taka sosna? Taka będzie kosztowała z 1000 zł. Gavot smūgį. 227 eurai už pušį. Na jau ne. Bet aš čia jūs atsivedžiau tik tam, kad pajustumėte kainų skirtumus. Pažiūrėkime į dar vieną mano žvalgybos medelynuose Lietuvoje rezultatą. Panaši? Matot kainą? Pušis kalninė Gnom Bonsas. 1500 tik ne zlotų, o eurų. Panašiai ir su šita formuota tuja. 1500 eurų ir ji jūsų. O pas poną Lenką 227 eurai. Dar nepavargot nuo aritmetikos? Tada eime toliau. Šitą pušies debesį šeimininkas man siūlo čia pat iškasti ir parduoti už 300 zlotų. Tak, mogę to wykopać dla pani, tylko uzgadniamy wtedy cenę. To jest indywidualna cena. Za to. I jaka cena to będzie? Za ten akurat gdzieś tak około 300 zł. 300 zł za ten? Tak, za tego 300. 68 eurai. Mintimis desperatiškai ieškojau vietos tai pušiai savo kieme, bet radau labai panašią Lietuvos medelynę. Už 320 eurų. Lygiai 5 kartai. To jest to samo, co tam rośnie. To samo rośnie i pan je... Tak. Ładne. A ta? 24. 24 zł, tak. Tak. Tutaj jest ta sama, tylko że już mniejsza cena. Supratot? Nusipirkau tokią pat, tik mažesnę, už 24 zlotus, tai yra 5,5 euro. Pati formuosiu, kaip užsigeisiu. Ir labai didžiuojusi savo pirkiniu, nes rudenį Lietuvoje pripirkau 20 cm kalinės pušies stebelių už tiek pat.
O dabar aš jūs vedu pas labai ypatingą beržą, kuris mano šeimą pasitiks grįžtančią iš darbų ir palydės juos išeinančią. Jį nusižiūrėjau prieš kelias dienas botanikos parke Kairėnuose. Svajingas beržas, kurio kepurė kaip damos skrybelaitė su grakščiomis plunksnomis, gal labiau kaip jūržolės upės tėkmė. O vardas Junga. Lietuvoje tokio neradau. Junga. One rosną tak właśnie do 5 metrów i później korona się tworzy. Chcę jeden taki Junga. 2,5 metrų aukščio Junga sėkmingai atkeliavo į mano sodą už 70 zlotų. Tai yra 15 eurų. Dabar man reikia krūmų ar medelių, kurie savo margą lapyje iššviestų tamsesnius kampelius. Listwa kolorowa. Korolowe listki, tak, No mam tak. wierzbę Hakuro. Aha. I acer. A ten? Acer palmat. Čia aš užsigeidžiau klevą plunksniškalaje, kaip japoniškam sode, o išklausiau banalų pasiūlymą su nebanalia pabaiga. To jest Hakuro, ona ma później Tak. kolorowe listki. Ile kosztuje ten? 20 zł sztuka. Jūs matot 20 zlotų, 4,5 euro už medelį, kuris jau dvigubai mane peraugęs. Lietuvoje panašus, bet dvigubai mažesni 13 arba 26 eurai. Štai ir pirktų prekę lietuvišką. Į Lenkijos medelynus tikriausiai labiausiai apsimoka važiuoti su sunkvežimiu, nes čia verta pirkti, dėl kelio didelius medžius. Todėl, kad labiausiai apsimoka, nes šeimininkas sakė, kad mandriai suformuotos tujos čia kainuoja 700 litų. Ta prasme, 700 zlotų. Ir čia šita bus dar pigesnė. O va šitie augaliukai, iš Lietuvos juos važiuoja pirkti Urmo, todėl kad jie dvigubai pigesni čia. Kai kurių augalų dvigubai, o kai kurių net 5-gubai. Apžiūrėkim tas lenkiškas tujas. Lietuviai augina jas taip, kad tujos kiemą padaro panašų į kapines. Jos arba su pasklypa kaip kariuomenė, arba stūkso vienišomis liūdnomis kolonomis prie vartų. Nuobodu, šiame medelyne iš paprastų smaragdinių tujų daro meno kūrinius. Jos ypač gražios, kai auga ne pavieniui, o grupelėmis. Kai rėmina poilsio aikštelę, tokios lyg iš mergaitės Alisos sapno. 700 zł. 6 i 2... 7. 7? 159 eurai už 3-metrinę jau suformuotą tują. Lietuvoje kažko panašaus dėja neradau, bet palyginimui šita ne pati puošniausia mažesnė tujos kolona pas mus tai kainuoja 80 eurų. Nors prie jos sodininkas nei karto nepriėjo su žirklėmis. Paliko tą malonumą jums. 10 metų kasmetinio triūso ir jūs investavę tuos 80 eurų turėsit kažką panašaus į šitas prašmatnybės per savo kitą jubiliejų. Kad jau pradėjome apie tujas, tai dabar jų proza. Tujos gyvatvoriams. To jest tuja. Tuja, tak. I ile ta kosztuje tuja? 20 zł za sztukę. To jest yellow ribbon. Tak. 20 zł za sztukę. To jest Na Litwie to będzie... 6 euro. Okay. Brangoka, bet tokiomis niekas kiemų ir netveria. Va tos, kuriomis tveria. Jau kur kas geriau. Dabar palyginkim su lietuviškom kainom. 10 eurų 5,5, visiškai mažutėlės po 4,40. Vadinasi, iš Lenkijos gyvatvorę galima atsivežti dvigubai pigesnę. Duži lepiai. Prieš kelis metus į sodininkavimo madą grįžo žydintys krūmai. Lietuviai įniko į visžalius rododendrus, krūminės magnolijas ir visai pamiršo daug paprastesnių grožį. Štai jums jų kainos. Kuklus, bet gerokai vūktelėjęs ligustras 8 zlotai. Forzitija irgi 8. Lietuvoje mačiau už tiek pat eurų. Pasižiūrėkit, kalninė pušaitė pusmetrio aukščio 10 zlotų. Tai yra 2,28 centai. Tiek iš mūsų su Saulė Kalvarijų turgoje prašė už kupstelį samanėlės. O Pavilnio medelyne pušis kalninė 44 eurai. Kas jas ir perka? Lenkiški raugerškiai irgi už lietuviško turgaus samanėlių kainą 10 zlotų. O čia kiek didesnė lenkiška kalnapušė už nepilnus 6 eurus. Lanksvos. Jas ypač mėgstu. Kai žydi, labai gražiai dera su snapučiais ir yra apvalios, kas man svarbu. Čia jų pačių įvairiausių ir už tuos pačius 2,28 eurus. Rudenį pirkdama permokėjau.
parodys jisai mums dabar kažką tai. To też są sosy szczepione. 40 zlotų už šitas To jest jau skiepytos. Po 40-50 zł. Šitokia pušis, ne? 45 zlotai. Jinai kaip bonsas. Aš ją čia pasidėsiu. Ir jinai jau didelė, va, mano ūgio. Lietuvoje šito negautum. Na, nebent keletą vietelių, kurias aš žinau. Va šita irgi kaip bonsas atrodo. Pasiėmė ir jau gerai. Pavedėsiu jūs dar to keliuku prie dar vieno mano trofėjaus. Skiepytas guobas Lietuvoje formuoja į aukštą stiebą, įskiepydami vieną guobo šakelę. Ir jau jūs po to kokį 10-metį apie jį einate, karpote, kol galiausiai tas stagaras su vienu ūsu suformuoja gražią, plačią kepurę. To jest wiąz. Wiąz? Wiąz. Tak. Wiąz. Mogę pokazać w katalogu, jak to wygląda. I ile kosztuje Ten taki kosztuje 150 zł. Tai buvo didžiausia mano nuodėmė piniginiai – 150 zlotų. Už šitą jau dabar dekoratyvų augalą, nes guoba įskiepyta žemai, todėl jau medelynė suformavo gražią lają. Ir kuo toliau, tuo bus gražiau. Medelis augs ridangurių ploti, guobos užaugina didelę gražią kepurę. Jos dydis priklauso nuo sąlygų, kuriom auga. Jei jie gera šilta, tai jis suformuos skėčio formos lają, kuri drieksis 5 metrų spinduliu. Žinoma, tai mano kiemą ištiks tik po kokių 20 metų. O dabar man rūpi Lietuvos medelynuose neregėti medelio kamieno linkiai, kurie bus gražus visais metų laikais. Ten będzie 10 metrów? Tak, rozpiętość korony. Korony rozpiętość 10 metrów. Sukam ratą toliau. Man reikia apsispręsti, kurios pušys keliausi Grigaičius. A sosny? To już są szczepione. Tylko nie powiem pani, z czym to zaszczepione, bo nie wiem, naprawdę. I to tam będzie rosło tak świeczkowo do góry. Pasiraukom ir palyginam. 60 zlotų yra 13,5 euro. Lietuvoje kažkas panašaus už 28 eurų žinoma. Na, gal pakaks tų spigliuočių. Jie gražus, puošnus, tačiau jų vaizdas kiaurus metus mažai kuo skiriasi. Lapuočiai visai kas kita. Kaip pavasarį laukia daugybė žalsvų atspalvių pražystančių pamiškių ribuliavimo. Po to žydintis klevai. Na, kaip gaila, kad jis netilpo į mano bagažinę. Įsivaizduojat, tik 25 zlotai už 2-metrinį margalapio klevo sodinuką. Pamečiau mintį. Štai, žinot, kuo man lietuviškas sodas visada skiriasi nuo bet kurio kito? Minkštomis linijomis. Mes drąsiai kuriame mišrų mišką kieme, nes esame jame užaugę. Eglių giraitę ar pušyną Lietuvoje visuomet įrėmins beržų, klevų ar krūmų mezginiai. O kas čia toks? Miłożem. Japoński. Japoński. Miłożem. O, To jest to. pięknie. Zimno, kiedy zimno... Nic nie szkodzi. Wszystko, co tutaj mamy, zimuje tutaj, na placu. Skupiamy tylko to... Chcę te drzewa. Proszę bardzo. Ile to kosztuje? Te drzewo? 40 zł za sadzonkę. To niedużo. Niedużo. Niedużo w porównaniu do tego, co tam. Čia yra ginkmedis. Nors Lietuvoje senų ginkmedžių tik keli, nes tai egzotiškas augalas mėgstantis pavyzdžiui Japonijos klimatą, tačiau rizikuoju. Nes pažiūrėkit, kaip kitaip jis atrodo. Tokios lyg sulaužytos šakos, šviesi žievė, o jau lapų forma, kaip mažyčių damų vėduoklės. Nenustepčiau, jei ginkmedyje apsigyventų fėjos. Mano gidą pagavo entuzijazmas. Jis rodo man dailų puskį parisi, bet ne sodinuką, o tikrą milžiną. Patrzy pani, tam jest cyprys nutkajski. Tam ten kłapeuchy taki. On rośnie już ponad 30 lat. Va šitas grožis, šitas brangesnis, va ten jisai skaroma, tai moja ten toli. Ir vadinasi, jisai kiparisas. Ir jisai žiemojantis kiparisas, kas yra stebuklas tiesiog. O čia iš viso nusipirkau po 8 šitų. Vis žalis augalėlis. Sau. Plauks ir plauks. Dar ten yra. Pilna visko. Bet aš jau ten nebepirksiu, todėl kad mašinos neužtenka. Va, žiūrėk, kokia pušis, kokio gražumo pušis. Ir čia mes esam toj pačioj geografiniai platumoje kaip Vilnius. Ta prasme, mes nuvažiavom nuo sienos 150 km, taip? Ir va, žiūrėkit. Visiška egzotika. Kaip ir šitas kiparisas.
Į automobilio bagažinę sutilpo tik 17 augalų, iš tiesų tai medžių. Ir aš išgirdau žvalų kvietimą apsilankyti prie kasos. Na ir ką? 135 eurai. Sumokėjau ir išstraksėjau. Visai neskaudėjo. O kai mano pirkiniai suleis šaknis prie namų, dar šią vasarą jų nereikės ieškoti tarp žolių. Kaip tų pigesnių, kuriuos parsivežu iš Lietuvos medelynų. Tak. Pani rodaków przyjeżdża tutaj i kupuje u nas. Hurtowo biorą. Sako, įrašė, ne? Jo, tai šitągi perka didmeną pas juos. Ar jums nors kartą yra pavykę štai taip imti ir išvažiuoti? Ar jūsų netraukia dar trumpam įbėgti ir parsinešti dar kažką labai reikalingą? Porą magonijų. Čia jos geltonžiedės. Antros nerandu gražios. Na, va šitą. Tarkim, magonijos. Po 8. Po 8. Ne, 10. 10. Pavėsio augalėlis, vis žalis. Na ir gerai, kad grįžau tų magonijų. Žiūrėkit, Lietuvoje jos kiek vešlesnės, bet po 13 eurų. Lenkijoje už tiek nusipirkčiau 5. Ar ko nors nepamiršau? Kelionė į Lenkijos medelynus lyg grąžino mus į tuos laikus, kada euras dar nebuvo pažadinęs prekybininkų godumo. Beje, Lenkijoje sodinukų kainos nelabai ir keitėsi pastaraisiais metais. Vadinasi, teisi buvo ta ponia iš Kalvarijų turgaus, kuris sakė, kad kiek buvo litų, tiek dabar ir eurų. Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų.